Sveiki, mėlyjei, su jumis Jurijus Slavas ir šį kartą sveikinuosi iš neįprastos vietos, ne iš tokios vietos, kur sveikindausi iki šiol savo pamokose video pasisakymuose jums. Sveikinuosi iš gimdyklos, nes būtent čia dabar esu, dabar yra beveik 5:30, to netrukus bus ryto ir čia esu todėl, kad laukiamės antro savo naujagimio. Galva pilna įvairių minčių, bet tikrai labai norisi su jumis pasidalinti šią akimirką dėl to, kad jinai taip panaši į tuos momentus, kurie pas mus dažnai būna gyvenime, ne tik tais tada, kai gimsta kūdikis, ne tik tais tada, kai būtent gimdykloje vyksta tas stebuklas, kuris tikrai galima būtų pavadinti stebuklu. Labai jau dažnai žmonės gyvenime savo įvairiose sferose, santykiuose, sveikatos sferoje, versle, ypač dažnai tinklinės rinkodaros versle, nori tam tikrų stebuklų, tam tikrų kažkokių aukštesnių rezultatų, tačiau bijo ir nenori išeiti iš tos komforto zonos, bijo tų tokių sudėtingų, pradžioje galbūt ne visą laiką patogių veiksmų, to tokio skausmo, kuris susijęs su tų veiksmų darimu. Bet jeigu jūs paklaustumėte bet kurios mamos, kuri nors kartą gimdė ir patyrė tos gimdymo skausmus, jinai visą laiką pasakytų, kad darė tai dėl to ir buvo pasiruošęs iškęsti tos skausmus dėl to, kad į pasaulį ateitų nauja gyvybė. Taip jau gamtoje yra, taip jau visatoje yra parėdyta, kad bet koks naujas procesas, nauja gyvybė, naujas kažkoks tobulėjimo etapas, jis visą laiką prasideda nuo tam tikrų gimdymų, tam tikrų kančių, tam tikrų skausmų ir juos reikia iškęsti tam, kad gautume tą galutinį rezultatą. Tad mano rekomendacija, nebijokite tų skausmų, būkite jiem pasirengę ir tas rezultatas, kurį turėsite, jisai džiugins jūs ilgą laiką ir jisai vertas tikrai to. Ir taip kaip gimdymo kančios vertas to stebuklo, kuris atsiranda pasaulyje, taip ir jūsų sunkus, galbūt pradžiai diskomfortiški ir tam tikrą skausmą keliantys veiksmai reikalingi tam, kad jūs augtumėte, kad jūs siektumėte naujų lygių, naujų aukštumų, naujų tikslų ir turėtumėte tą rezultatą, kurio norite. Su jumis buvo Jurijus Slavas, o aš dabar bėgu žiūrėti to rezultato, dėl ko mes esame šitoje palatoje. Iki kitų kartų.